Šis žmogus ne tik gerai žaidžia krepšinį, bet ir labai gerai mokosi. Jis tavo draugas. Kad turiu dar daugiau stengtis tiek moksluose, tiek krepšinėje. Mokykla tai turbūt kūno kultūra labiausiai patinka, o krepšinė tai rungtynės. Kai esu pamokose, stengiuosi galvoti, kaip man geriau išspręs kokį nors uždavinį, o kai jau krepšinio treniruotį, tai stengiuosi klausytis trenerio. Iš tikrųjų labai smagu. Labai smagi akcija, žaidimas, kaip jį pavadinsim, kuris skatina vaikus ir stengtis krepšinio aikštelėje, ir stengtis mokyklos suole. Iš tikrųjų labai džiugu. Visų pirma, tai labai norėčiau padėkoti treneriui Gintarui Razučiui, kuris atkreipė dėmesį į vaiką, kuris įdeda daug darbo. Augustinas tuo pačiu atsidėkoja, aš manau, dirbdamas krepšinio aikštelėje. Ir labai dėkinga treneriui, kuris padeda Augustinui siekti tikslo. Augustino tikslas tai tapti krepšininku. Krepšininkas irgi turi būti išsilavinęs ir stengiasi mokytis. Kaip mama, džiaugiuosi, kol kas problemų neturiu. Į Facebooką rašė žinutes.